Sveiki, mėlyjeji. Malonu žinoti, kad kitoje ekranų pusėje ištikimi žemės uostų gerbėjai. Šiandien pasakosime istoriją apie šeimą, kuri palikusi miesto šurmulį savo gyvenimo uostą sukūrė kaime. Tai Loretos Malyginienės šeimos istorija prasidėjusi nuo skausmo ir virtusi į sėkmingą Ožkamalę ūkį. Tai istorija apie iššūkius, kurie gali būti naujo kelio pradžia. Pasižiūrėkime. Kartais gyvenimas pasuka netikėtais keliais, priversdamas mus ieškoti naujų galimybių ten, kur mažiausiai tikimės. Bet būtent tada gimsta tikros istorijos. Viena tokių – Ožkamalė ūkis. Tai Loretos Malyginienės svajonės ir stiprybės istorija. Ožkamalė dėl to, kad ožkos pas mus ir mano pavardė yra Malyginienė, tai kažką norėjau susijęti, tai tiesiog ir padarėm tą pavadinimą Ožkamalė. Labai gražiai skamba, daug kas giria. Prienų rajono Kupirių kaime esančio ūkio pavadinimas skamba linksmai, žaismingai, primena vaikišką dainelę. Tačiau už šio šviesaus skambesio slypi kur kas jautresnė istorija. Ūkio pradžia ne iš džiaugsmo. Vieną po kito šeimos narius parklupdė klastingas kokliušas, o ieškant išeities gimė sprendimas keisti ir gyvenimą. Visi buvom skiepyti, ir vaikai, ir aš, ir vyras, visi esam skiepyti privalomai skiepais ir nuo kokliušo, bet tiesiog prasidėjo kosulys, kuriam gydytojai skiria vienokius vaistus, kitokius, bet jisai nesustojo. Baisiausia buvo tai, kad tuo metu aš neturėjau tiek pinigų, kad padaryti visiems mūsų vaikam tyrimus dėl kokliušo, ar tikrai tai yra kokliušas. Bet seniai gydytojai, kurie mūsų vaikų kosulį girdėjo, jie pasakė, mes tai esam matę praktikoje, kaip tai atrodo sergantys žmonės šitą ligą. Dėl to sako, tikrai galim pasakyti, kad tai kokliušas. O būdo gydyti, kaip ir minėjo, man vaistų nėra. Pusę metų kosulys kankina su tokie priepuoliai, kai tu dūsti. Ir atrodo, kad tu uždusi, numirsi. Tikrai baisus kosulys. Kai jom tyrimus darytis, mums turėjo nemokamai daryti, viena gydytoja buvo pasakius, kad atvažiuokit, 9 mėnesių mergaitė buvo, kuri iš tikrųjų priepuolio metu jinai negali atsisėsti, kad ir išsikosėti. Ir jinai galėjo tikrai bet kuriuo metu uždusti, ar ne? Sena gydytoja tokia pasikvietė tikrai infekcinio skyriaus ir sako, tikrai galiu pasakyti, kad tai yra kokliušas. Tiesiog be tyrimų mums buvo gydytojų kitų nustatyta, pasakė, tikrai yra kokliušas. Pagrindinė pagalba, kas galėtų padėti, tai yra ožkos pienas arba kumelės pienas. Mes pradėjom ieškoti ožkos, aš nemokėjau melžti ožkos. Išmokau melžti. Ožkos pienas ne vaistas, bet jis padeda eigoj. Tikrai lengvesnis būna kosulys. Ir visiems, kiek mūsų šeimos nariam, tikrai padėjo. Tai va būtent nuo tada pradėjom ožkas ir auginti. Pripratom prie to pieno, vaikas priprato ir lengvesni kosuliai ir tiesiog džiaugiamės, kad tai mums padėjo. Tokiems gydymo tikslams, kaip jau miniu, tai reikia gerti šiltą ožkos pieną, ką tik pamelžti. Tai tada tikrai bus nauda. Jie pradėjo gerti tiesiog ir priprato. Paskiau jau jokio kito pieno nenorėjo. Šiais laikais ožkų pienas nėra senovinis. Anksčiau būdavo, jisai turėdavo poskonį, kvapą tam tikrą ar ne. Dabar jis to neturi. Kai gyvenimas pasuko netikėtą kryptimi, Loreta atsigręžė į savo svajonę – gyventi taip, kaip seniai troško širdis. Paprastai, arti žemės, arti gyvenimo esmės. Aš pati augau kaime. Mano vyras yra visiškai miestietis, iš Kauno gatvių, kai aš sakau. Jis nemokėjo net dalgio rankose laikyti, nes pradžia ir buvo, kai pradėjom gyventi kaime, tai pirmas žolės pjovimas su senu dalgiu buvo. Tai aš jį mokinau, kaip reikėtų pjauti, nors pati nemokėjau, bet bent jau rodžiau principą. Tai ta tokia, sakau, visą laiką svajojau gyventi kaime ir galvojau, galbūt kada nors senatvėje auginsiu kokią karvę, būsiu sena bobutė, gaminsiu sūrius ir sėdėsiu turguje taip savo, užsidirbinėsiu pinigus. Nes miesto šurmulys mane vargina. Tiesiog per daug man ten žmonių,
pikti labai, visi skubantis kažkur, o man norėjosi ramybės. Tai kai gyvenom mieste, nuomavomės butą, visą laiką svajojom kažkada turėti savo sodybą. Visą laiką žiūrėdavau skelbimus, ieškodavau, kad galbūt kažkas savo sodybą išsimokėtinai parduotų, tiesiog susitarus, be jokių banko paskolų. Tikrai ieškojau būdų, kaip įsigyti kažką tokio savo. Vyras yra statybos srityje dirbantis žmogus, tai svajojau, kad nors bent jau būtų sienos, stogas virš galvos laikinai, o paskui patys susilipdysim viską. Tai šitą sodybą, kaip matėm, mes atvažiavę matėm tai, ką mes įsivaizduojam, iš tikrųjų ne kaip jinai yra. Atsikraustėm, tikrai buvo ir radiatoriai kiauri, nes čia jau buvo gal kokie 8 metai negyventa, senas namas, stogas, bėgo vanduo per stogą, bet lipdėm daug tikrai ir susilipdėm. Kol mokėjom paskolą, labai pasikeitė namas iš tikrųjų. Tai labai džiaugiuosi, kad galbūt laiku tą paskolą gavom. Galbūt, kad mūsų toks būdas, mes viską dedam į namus, kad atnaujinti, kad pasidaryti, kad būtų patogu gyventi. Atvažiuojančius į Oškamalį ūkį pasitinka žavios, į triušius panašius nukučių Nubijos nulepausės ir nepaprastu pinigumu garsėjančios Zanino ožkos. Nubių ožkos su ilgom ausim man labai patinka, nulėpusios ausys. Zanino, dėl to, kad galbūt tas pirmas ožkas turėjau Zanino, tai taip ir tęsiasi. Papildomai ožkų neperkam, mes savo auginamės iš prieauglio. Stengiamės laikyti beragės genetiškai, kur su ragiukais jau bandome parduoti. Aišku, yra dar 2 likusios iš pernai metų, kurios su ragais ir gyvena bendrai bandoj. Bet beragės dėl to, kad jos mušasi ir kad viena kitos nesužeistų. Nes jeigu, sakykime, esant reikalui ar kažkokiam karantinui ar pas ožį vedi, atskiri ožką tam tikram laikui ir kai jau ją atvedi vėl į bandą, jos vėl visos aiškinasi santykius ir pradeda muštis. Tai tas muštinės nelabai sveikata. Dėl tos laikom bandoj stengiamės išlaikyti, kad būtų beragės. Socialios tikrai ožkos. Yra buvę, kai žmonės atvežė ožką, kuri gyveno, vaikai augino ožką. Ir ožka negali gyventi viena. Bet pagrindinis dalykas, ožka yra bandos gyvūnas, jinai turi gyventi bandoje. Nes jeigu gyvens jinai viena, jinai tada bliauna, rėkia per laukus, kad ieško šeimininko, draugijos ir panašiai. Tai kai vaikai augino tą ožką gyveno su šunimis kartu. Tai visą laiką pasakoju, sakau, ta ožka loti nelojo, bet kaulus griauždavo. Tai jinai pripranta prie tos, sakykime, savo bandos, ar ne? Elgesys tampa toks. Tai jeigu šeimininkas ateis, pavyzdžiui, nervuotas, visą laiką bus susinervavęs ir ožka bus sudirgusi, bus nerami. Bet jeigu tu ateini ramiai, kalbiesi, tai jinai pripranta prie tavo balso, netgi niekas kitas negali ateiti pamelžti tada. Iš tikrųjų, iš seno ožka vadinama ubagų gyvūnas, ar ne? Kurie neturi iš ko išlaikyti karvės. Aš karvės bijau. Tai man ožka yra primtinesnė, nes jinai mažesnė. Bet, kaip pasakyti, pienas yra vertingesnis negu karvės. Juolab šiom dienom tikrai. Todėl, kad žmonės ieško pieno ožkos. Jisai yra kitokios sudėties, lengviau virškinamas. Geriau pasisavinamas, kai aš sakau, ir žmonės, kadangi šiais laikais yra alergiški karvės pienui, tai labai ožkos pieną vertina. Ir tikrai nepasakyčiau, kad tai ubagų gyvūnas, nes pienas yra brangesnis negu karvės. Loreta atvirauja. Kelias iki tobulo sūrio nebuvo lengvas. Kol gimė receptas, ne 1 litras pieno keliavo tiesiai vištoms. Tačiau atkaklumas nugalėjo. Šiandien ūkininkės sūriai ne tik džiugina išskirtiniu skoniu, bet ir pasakoja istoriją apie kantrybę, įgyvendinant svajonę. Mano svajonė buvo gyventi kartu su mama, tai dėl to ir mama kartu gyvena ir kažkaip jinai man pagalbininkė padeda pamaitinti, prižiūrėti.
Mano pagrindas yra pamelžti, nes niekas mūsų šeimoje negali melžti, mama irgi negali, nes yra ligos pirštų. Tai ir pieno perdirbimas, tai yra mano. Kol aš išmokau sūrį kažkokį padaryti, labai daug pieno išpylėm. Labai vištos dėjo, matyt, ožkų pieno skonio kiaušinius. Tai va, labai daug esame išpylę pieno nepavykusio sūrio padaryto, išmetę. Nors ir dabar dar gaminu sūrius ir galvoju, šiais metais, tarp kitko, mokymus irgi lankiau, nuotoliniai, ta prasme, klausiausi prancūzo mokymus ir visiškai išbalansavo, atrodo, tikrai aš nemoku gaminti. Pagal tai, kaip jie mokina, aš visai kitaip darau ir man atrodo, gal neskanus mano tie sūriai. Bet kaip žmonės pavaišinu, ar ne, atrodo, man tas sūris neskanus, aš pavaišinu žmonės, jie paragauja ir sako, o, super, mes norim daugiau. Dabar pastaruoju metu labai noriu gaminti brandintus sūrius, bet neišeina, todėl kad neužtenka pieno. Vienas dalykas, brandintų sūrių gamyba tai yra kažkoks kaip menas. Tu pagamini tą sūrį, tu jo neparagausi, tu nežinai, kaip jisai gavosi. Tu jį paragausi po 4 arba 6 mėnesių. O gaminti reikėtų, ar ne, jau kasdieną, ar ne, kad tęstųsi ta jau tęstinumas būtų. Ir tu gamini sūrį, nežinai, kas bus. Pjauni tą sūrio galvą ir tai kažkas tokio atrodo, nu, kaip čia gavosi, ar ne, kas bus per skonis. Pradžioje tuos bandymai mano buvo pirmi. Pradžioje, galvojau, nesigavo sūriai, vištom. Paskiau Marti paragavo. Sako, baikit jūs juokus, labai skanus sūris. Žmonės tokius parduotuvėje perka, o jūs, sako, išmetat. Tai jie pasirodo buvo geri, nes ir kitiem esu davusi, pavaišinusi paragauti ir tikrai vertinimai buvo labai geri. Bet šiuo metu ant tiek yra norinčių žmonių pieno ožkos pirkti, kad aš neturiu pieno tiek pasigaminti brandintiems sūriams. Kojose. Loreta ūkyje sukūrė tikrą gyvūnų karalystę. Čia šeimininkus ir svečius džiaugsmingai pasitinka ne tik mielos ožkos, bet ir egzotiškos alpakos. Buvo kalba, kad jie nuostabūs gyvūnai ir pabandėm įsigyti. Įsigijom 3 berniukus, iš Trakų atsivežėm, kad susipažinti su jų gyvenimo būdu. Vienas dalykas, berniukai yra pigiau, dėl to 3 berniukai. Alpakų po vieną niekas nepardavinė, nes tai yra bandos gyvūnas, jinai viena neišgyventų, tai dėl to jau trejetukas, kaip sako, bus ramiai gyvens. Tai va ta pažintis su alpakom jau dabar 2 metai kaip gyvena pas mus jos. Ir mes jau su vyru nusprendėm, kad mes jų neveisim. Važiavom į mokymus, domėjomės apie alpakas, tai yra mums asmeniškai per brangu, iš tikrųjų, kaip pasakyti, dėl to veisimo priežiūros, nes mergaitės yra brangesnės, jom reikia atskiro aptvaro, reikia didelės priežiūros, kai vaikus vedasi, nes vedasi po vieną alpakiuką. Sudėtinga, pavyzdžiui, labai yra skirtumas. Ožka atsivedė ožiuką, ar ne? Jinai jį nulaižė, jinai bambutę jam sutvarkė. Žodžiu, tu tik prižiūri, kad, sakykime, gimdymas būtų sklandus ir daugiau nieko nereikia daryti. O alpaka, ne. Alpaka atsivedė alpakiuką, tu turi jį nušluostyti, laikyti po lempą, galbūt rūbus ten reikėtų aprengti, nes jie nelaiko savo temperatūros. Bambą reikia sutvarkyti, yra kitaip, yra lepesnis gyvūnas. Tai mes nusprendėm, šitie berniukai lai gyvena, dėl grožio labai gražu, smagu, kai jie ganosi pievoje, pasidžiaugti, bet veisti tikriausiai neveisim. Ir vilnos apdirbimas, šią žiemą mokinausi verpti siūlus pati, kad išmokti, ką daryti su ta vilna, reikia kažką pasigaminti, ar ne, kad galima būtų galbūt pasiūlyti kažką žmonėms. Tai gavusi vargo vakarienė. Tikrai esu savo rankomis su verpstuku nuverpusi, padariusi siūlus, ar ne? Kadangi megzti nemoku, vyras mano numezgė pirmą mergaitę į movą ant kaklo ir tą visą laiką rodom žmonėm, kokia jinai švelni ir kaip ir atrodo tikrai alpakos vilnos natūralus gaminys, bet daugiau nedarysim. Galbūt kaldrų pasigaminsim.
Bet ne, sakiau, daugiau nieko nedarysim. Į ūkyje rengiamas edukacijas atvykę lankytojai panyra į gyvūnų kupiną pasaulį, kuriame kiekvienas kampelis alsuoja gyvybę. Vištos, alpakos, katės, šunys, ožkos – visi čia gyvena tarsi viena didelė jauki šeima. Tai vieta, kur gyvūnai gydo, džiugina ir tyliai primena, kas iš tiesų svarbu. Kai kviečiu svečius, aš kviečiu su pasoškas. Kai žmonės atvažiuoja tik pas ožkas ir pamato alpakas, tada būna kažkas, wow, o jūs ir alpakų turite, ar ne? Jeigu aš pakviesiu pas alpakas, sakykime, kad apsilankytų, pas mus tik 3, jų kaip ir mažoka, reikėtų, kad būtų didesnė banda. Tai lūkesčiai būna žmonių didesni, suprantate, tada kai atvažiuoja, kad nenusiviltų. Tiesiog. Bet atvažiavę iš tikrųjų žmonės džiaugiasi tuom, kad gali, pavyzdžiui, paglostyti ožką, kas susijęs su ožkom. Paglosto, pamaitina. Yra šeimų, kas pamelžia, pabando gyvai pieno pasimelžti. Tai yra jau kažkas tokio, ne kasdienybė. Kaip ir minėjo, kai kurie žmonės sako, zoologijos sode tu ateini, pasižiūri ir išeini, viskas. O čia tu turi kontaktą. Tai yra svarbiausia. Tai yra kažkoks atsiranda vis tiek ryšys. Bet kas juokingiausia, jeigu vaikai lankosi, žinokit, išeidami ir klausia, kas labiausiai patiko. Labiausiai patiko paprastos vištos, kurias galima su žole palesinti. Ne alpakos, ne ožkos, o paprastos vištos. Šiais laikais daug kur visko galima gauti ir kažkaip reikia žmogų sudominti, ar ne? Bet tiesiog mes stengiamės pateikti tą natūralumą, tą paprastumą, nes mes nieko neturime įmantraus. Mes esam mažas šeimos ūkis, kuris kažko labai ypatingo pasiūlyti negali, apartai ramybę, ramų pasivaikščiojimą, paglostymą. Loreta Malyginienė nuoširdžiai pripažįsta, laiko savo ar atostogoms kol kas nelieka. Ūkis, šeima, gausūs lankytojai – visa tai užpildo dienas nuo ryto iki vakaro. Pasak Loretos, valandose praleistose su žmonėmis slypi tikrasis jos gyvenimo džiaugsmas ir poilsis. Blogiausias dalykas, kad laiko savo neskiriu. Tai yra blogas pavyzdys vaikam. Visą laiką bėgimas, kažką reikia padaryti, kad nepamirščiau. Būna, kad kažką pamirštu. Tai jeigu aš turiu laiko, žinokit, tai aš labai noriu pamiegoti. Jau šitas tai svarbiausias dalykas. Jeigu tik yra kažkoks laikas, kad savo, tai tada aš norėčiau pamiegoti. Nors tikrai nesu žmogus, kuris mažai miega, bet man to miego vis tiek trūksta. Nes bendravimas su žmonėm, prižiūrint ūkį, tai yra vis tiek visokie veterinarijos reikalai, mokesčių reikalai, viską tu turi sužiūrėti. Priemonės, sakykime, gamybai. Tai yra vargina, tikrai vargina. Mes, žinokit, pajaučiam tą džiaugsmą, kai atvažiuoja į svečius žmonės ir mes atsisėdam su jais bendraujam, tada aš jaučiu, kad aš kažkiek ilsiuosi. Tai yra poilsis. Tada galima ramiai pasėdėti. O taip visą laiką eini, kažkur tai kažką reikia padaryti. Tai žiūrėk, tai ten reikia šiaudus sugrėbti, tai ten kažkur, sakykime, kažkas palikta. Tai dažnai būna, kad pieną pamirštu ant viryklės ir išbėga. Tiesiog tam bėgime daug ką būna pamiršti. Gal kažkada norėčiau kažkur pakeliauti, pailsėti, bet nėra tam laiko. Tikrai nėra. Vasaros metu absoliučiai nėra laiko. Kaip visi atostogauti išvažiuoja, mums neišeina. Žiemos metu man melžt mažiau ožkų būna, mažiau būna pieno, bet vis tiek reikia prižiūrėti. Ir gyvename mes tokioje vietoje, kur čia viešasis transportas nevažiuoja, galbūt vaikus reikia nuvežti į kažkokį būrelį, galbūt iš mokyklos paimti, reikia visą laiką būti prie namų. Labai džiaugiuosi, kad turiu teisės ir mašiną, nes buvo metas, žinokit, kai aš netgi su pilvu nėščia eidavau peškom. Į parduotuvę reikėdavo eiti apsipirkti, nebuvo su kom nuvažiuoti. Išlaikyti ir puoselėti ūkį kiekvieną dieną tai ne tik fizinis darbas, bet ir vidinė stiprybė. Loreta svajoja apie ateitį, kurioje galėtų skirti daugiau laiko savo, tiesiog pabūti,
be skubėjimo, be rūpesčių. Tačiau ši svajonė atsimuša į realybės sieną. Kaime vis sunkiau rasti darbuotojų. Norėčiau tiesiog, kad būtų gal testinum, kad toliau tai vyktų, kaip dabar, kaip šiais metais. Gal daugiau kažkokių gyvūnėlių įsigyti, bet norėčiau surasti žmonių, kas norėtų galbūt ir dirbti pas mus. Nes viena visko aš nespėju. Mano šeima tikrai nespėja visko. Aš negaliu apkrauti, sakykime, vaikam kažkokių tai darbų. Man reikėtų pagalbos. Bet šiais laikais kaime labai sunku surasti žmonių, kurie norėtų dirbti prie gyvūnų. Tikiuosi, kad mes galbūt, kaip sakyti, daugiau tų žmonių atvažiuos pas mus į svečius, galima bus iš to gyventi. Nes tai, ką mes dabar gauname, tai yra, jeigu ne vyro darbas, mes neišgyventume. Tikrai. Nes reikia, kad išlaikyti visą tai reikia, nes visą tai darom iš savo lėšų. Mes negaunam jokių paramų, nieko. Nenoriu įsipareigojimų, žinokit, nes tikrai, kai pasižiūriu apie paramas, kad labai paskui reikalavimai, tai nereikia. Kažkaip būsiu niekam neskolinga, nepriklausoma ir kiek galim pasidarom patys. Loreta Malyginienė tvirtai tiki, stipri šeima prasideda nuo rūpesčio vieni kitais, pagarbos vyresniesiems ir tikros bendrystės. Tai vertybės, kurios lydėjo ją pačią ir kurias ji sąmoningai perduoda savo vaikams. Jie, Loreta viliasi, ne tik išsineš šias vertybės į gyvenimą, bet ir sugrįš prie savo šaknų. Pas mus gyvena šeimoje 3 kartos. Tai yra mano vaikai, aš, mano mama. Vyro tėtis gyvena. Tai yra 3 kartos gyvena. Ir aš tikiuosi, kad jie matydami tą santykį ateityje, kai aš sakau, nepaliks, pavyzdžiui, senų žmonių, savo tėvų. Galbūt jie auklės savo vaikus taip, kad reikėtų, kaip pasakyti, meilę duoti savo tėvams. Nepasirinkti tik tai vien savo gyvenimą, nusisukti išėjus iš namų ir viskas. Nes šiais laikais tikrai tai būna. Jaunimas išlėkia ir palieka senus tėvus sodybose. Reta šeima, kuri kartu bendrai susėda pavalgyti. Jie kažkas kambariuose savo, su savo reikalais, atskirom lėkštėm ir panašiai. Pas mus būna bendrai. Tai va ta bendrystė man tai yra, kaip pasakyti, didžiausias turtas. Loretos Malyginienės šeimos istorija tai ryškus pavyzdys, kad miestiečiai kaime gali sukurti ne tik sėkmingą verslą, bet ir atrasti tikrąją laimės ir prasmės oazę. O škamalė tai ne tik ūkis, gaminantis puikius sūrius. Tai ir vilties, prisitaikymo bei meilės savo šeimai bei gamtai simbolis. Tai tikras žemės uostas, kurio istorija įkvepia ir parodo, kad gyvenime svarbiausia gebėjimas atsiverti naujiems iššūkiams ir atrasti prasmę ten, kur mažiausiai tikiesi. Gyvenimo pokyčiai dažnai atveria naujus kelius, tik reikia išdrįsti jais eiti. Loretos Malyginienės šeima nepabūgo pokyčių ir sukūrė uostą, kuris atnešė laimę jos šeimai ir naudą visuomeniai. Na, o linkėdama sėkmės atsisveikinu iki kito karto. Geros visiems kloties. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.